Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką, kurią apmąstysime visą savaitę. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo: viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir Viešpats pridūrė: įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis ir delstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Tai Viešpaties žodis.